Tema jau aktuali tiems žmonėms, kas stovi kelyje daugiau mažiau tvirtai. Jis supranta, kad asmeninis tobulėjimas svarbus šiame pasaulyje, supranta, kad žmogus negali sau leisti degraduoti ne tik dėl atsakomybės prieš save, arba prieš savo šeimą, arba prieš savo vaikus, arba prieš savo užsiiminėjančius mokinius. Tai tuomet tokiam žmogui lieka tik dėti pastangas tobulėjime ir visada palaikyti savo lygį reikiamame lygyje. Skamba žinoma, butaforiškai savo lygį reikiamame lygyje, tačiau tai iš tiesų taip. Žmogus turi atsakyti už tai, kokioje būsenoje jis yra. Jis jau negali sau leisti kažkokio neapgalvoto poelgio, negali sau leisti įsikarščiuoti, negali sau leisti daryti savo ar savo kūnui kažkokius dalykus, kurie švaistys jo energiją. Tai visų pirma liečia jogos mokytojus, tuos, kurie, kaip jau sakiau, tvirtai stovi vystymosi kelyje. Tai kitam tikro lygio svarbu. Žinoma, toks suvokimas kaip mokytojas pas visus savas. Kažkas tai naudoja kaip varnelę blonknotę, kad tai neva kieta, va, pas mane mokytojas Indijoje, jis ten sėdė šrame ir atitinkamai užsiiminėja, viskas puiku. Kažkam tai priemonė kaip madinga, taip, va, pas mane yra jogos mokytojas, užsiiminėja, aš taip pat užsiiminėju, tobulėjame. Kažkam tai gali būti iš tiesų pagalba ir palaikymas kažkokią sunkią minutę, kai žmogus, kuris nežino, kaip atsakyti į vieną ar kitą klausimą, svarbę gyvenimo situaciją. Todėl, kiek žmonių, tiek egzistuoja ir sąveikavimo santykio metodų su kažkuo, kas yra tolimesnėme išsivystymo etape. Tačiau dažniausiai žmonės ateina pas mokytoją ar tokio palaikymo tada, kai jau turi patirtį, kai jie jau nudega, kad kiek žmogus bedėtum pastangų tobulėjimo kelyje, kartais aplinkybės stipresnės nei pats žmogus. Joga – tai labai plati veikimo sritis. Ir tikriausiai jūs girdėjote, kad senovėje, pavyzdžiui, buvo toks išminčius Šukračarija. Girdėjote? Ne? Kažkas girdėjo galbūt, kažkas ne. Tai išminčius, kuris buvo demonų mokytojas. Ir ilgą laiką, pagal raštus, jis gyveno neįtikėtinai daug metų, ilgai, neįtikėtinai. Nes ir tas buvo su juo bendravo, ir tas bendravo, ir tas, ten turbūt tūkstančiai metų. Iš viso aprašoma, kad Šukračarija atskrido į šią planetą iš kažkokios kitos galaktikos. Galbūt dėl to jis gyveno neįtikėtinai daug laiko, arba galbūt dėl to, kad jis dėjo milžiniškas pastangas jogoje ir iš Šivos netgi gavo specialią mantrą, kuri leisdavo ten atgaivinti mirusiuosius. Žodžiu, jis gyveno ilgai. Tačiau tai buvo demonų mokytojas, kuris demonų civilizacijai buvo atrama ir padėdavo demoniškai civilizacijai visų pirma išgyventi. Kodėl duodu jums šį pavyzdį? Nes mokytojai būna skirtingi ir veda į skirtingus tikslus. Yra mokytojai, kurie moko puikiai kojas už galvos užsidėti, tačiau po treniruočių jie gali ir alučių išgerti, ir cigaretę surūkyti. Žodžiu taip, nesigilinant į detalės, tai dėja realybė. Jeigu nebūčiau matęs, nesakyčiau. Dėja, mačiau, todėl sakau. Todėl yra skirtingi mokytojai, kurie skirtingai gyvena savo gyvenimą. Ir čia atitinkamai reikia daryti iš tiesų tokį subtilų pasirinkimą tarp to, kokį rezultatą jūs norite gauti, ir tai, ar atitinka jūsų žiūrimas žmogus šiuos parametrus. Jeigu pas jūs yra zdravomyslyje, sąmoningas sveikas mąstymas, jeigu jūs iš gyvenimo į gyvenimą užsiiminėjate asmeniniu tobulėjimu, savęs pažinimu, tam tikrame etape suprasite, kad savarankiškai išsilaikyti kelyje sunku. Tuomet jūs sau rasite kažką, kas jums bus tokia atrama, ir energetiškai, ir pilnai įmanoma kažkokia informacinė prasme. Tačiau bėda tame, kad egzistuoja tokie mokytojai arba aplaidūs mokiniai, ne visos žinios, kurios gali atnešti gerovę, bus platinamos atvirai. Tai yra, daleiskime, yra kažkokia efektyvi pranajama, kuri iš tiesų gali efektyviai sublimuoti energiją, o įsivaizduokite, kad ją duos žmonėms su demoniškais polinkiais, su demoniška psichikos sandara. Tai šie demonai tiesiog taps superdemonais ir taip pat naudos aplinkinį pasaulį dėl savo keistų demoniškų interesų. Štai todėl
Žinios, kurios platinamos, yra tokia nuomonė, jos visos sutrumpintoje formoje, suprantate? Tai yra, sakoma, pusiau tiesa. Ir kodėl taip sakoma? Būtent dėl Kali Jugos epochos, kad čia demonai tiesiog sulaužys galvą ir savo, ir daugeliui kitų, jeigu pas juos rankose bus tam tikras energetiškai stiprus instrumentų rinkinys. Todėl mantras sako, pusiau tiesa. Jeigu kažkada buvote susidūrę su tokiu suvokimu, Ramajana, tai Ramajaną užrašė vienas iš išminčių, jį vadina Valmikiu. Tai Valmikis, kai jis pirmą kartą sutiko išminčius, jis iš viso buvo reketyras. Tai yra žmogus, kuris gyveno visiškai nedorai ir tiesiog grobdavo, plėšdavo pakeleivius. Ir užsirovė ant dviejų tokių išminčių, kurie jam pastatė galvą į vietą. Tačiau susimastykite, kaip jie jam pastatė į vietą. Išminčius, kuris su juo kalbėjo, jis puikiai suprato, kad jeigu jis Valmikiui pasakys kažkokias šventas tiesas esmes, jis yra tokiame neišmanime Valmiki, kad nieko nesupras. Ir jis jam pasakė tiesiog. Netgi ne pusiau tiesa, turbūt, o ketvirtį tiesos. Jis jam pasakė kartoti mantrą išvirkščiai. Tai yra, mantra skamba, kurią jam davė, skambėjo Rama, Rama, Rama. Tačiau Valmikis tuo momentu, jo kitas vardas buvo, jam pasakė, kartok Mara, Mara, Mara. Ir kartodamas Mara, 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 jis galų gale ten suprantama. Jeigu Mara, Mara, Mara ilgai kartoti, garsai suprantama. Akcentas pasikeis ir bus Rama, 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 Rama. Tačiau būtent dėl to, kad iš šio reketyro galėjo gautis kas įmanoma, jam nepasakė teisingos mantros, kad jis negautų energijos iš Ramos tiesiogiai, iš karto. Tai yra, pas šį išminčių buvo tam tikros abejonės, ar galės šis reketyras deramai panaudoti šią energiją, ar netaps jis demonu. Šį pavyzdį ir daviau, kad jam pasakė ketvirtį tiesos. Jeigu šis reketyras iš tiesų pagal karmą galėjo tapti demonu, tai jis nebūtų gavęs jokios naudos iš šios mantros. Jis pakartotų tam tikrą laiką Marą, mestų, spjautų ir nustotų. Tačiau Valmikis buvo netoks. Jis iš tiesų subrendo tuo momentu, kad taptų daugiau mažiau adekvačių jogų. Su šios pusiau mantros pagalba įėjo į meditaciją, iki tam tikro lygio nušvito ir tikrąja to žodžio prasme atgimė. Jo pasaulėžiūra tapo šventa. Kažkas gali pasakyti, kad, na kaipgi taip, tai žiauru sakyti žmonėms pusiau tiesą. Tačiau, dėja, gerokai daug žiauriau, kai žmonės, naudojant tam tikras metodikas, prisidarys daug problemų, nes iš karmos požiūrio taško toks mokytojas neš atsakomybę už tai, ką šie žmonės atliko. Todėl ir sako tokią pusiau tiesą. Tai kuo svarbus mokytojas? Yra daug praktikų, kurios paplitusios sociume. Yra mantros, pavyzdžiui, yra mantra Om Namah Shivaja. Visi girdėjote, taip? Tačiau yra tokia nuomonė, kad ši mantra pažengusiems praktikams skamba visai ne taip. Ir mantra Om Namah Shivaja tai plačiai paplitusi vartojama mantra, kuri duodama visiems. Ir jeigu tik mokytojas pamatys, kad pas tave galva ant pečių, daugiau mažiau, jis tau pasakys, žinai, tu kai ką pakeisk šioje mantroje ir tuomet eis ta energija, kuri būtina. O gaunasi du dalykai. Mantra Om Namah Shivaja egzistuoja masėms, kurie kartoja ją, galbūt ir gauna kažkokį efektą. Ir yra uždaryta mantra, kuri duodama tik tiems, kurie iš tiesų daugiau mažiau tvirtai stovi kelyje. Ir jeigu mokytojas daugiau mažiau adekvatus, jis žino tam tikrus niuansus arba tam tikras slaptas metodikas, leidžiančias pereiti iš vieno lygio į kitą gerokai efektyviau. Tačiau dėl to pas mokytoją turi būti tam tikras žinojimas, kad žmogus netaps demonu. Vėlgi, pavyzdžių istorijoje, na, ne istorijoje, istorija blogas žodis. Pavyzdžių šioje planetoje labai daug. Daugybė pavyzdžių, kai žmonės, būtybės, užsiiminėdamos jogą, tapdavo neįtikėtinais despotais, demonais ir paskui keldavo daugybę problemų. Deja, tai yra. Iš šio požiūrio taško, jeigu iš tiesų norite judėti į priekį, tai tam tikrame etape jūs, kaip ir, turite ieškoti uždarytų šaltinių informacijos, kuri neparašyta knygose. Ir tam reikia kurti tam tikrą santykį su tais žmonėmis, kurie praėjo 2-3 žingsnius į priekį. Pilnai įmanoma, jie pasakys. Pilnai įmanoma, galbūt nepasakys. Kaip jau pasiseks, kaip susidės karma. Tai yra, mes nustatėme, kad kažkokias sudėtingas praktinės dalis rasti knygose praktiškai neįmanoma. Yra netgi tokia teorija, tiksliau, ne teorija, o daugelis vertėjų naudoja tokį terminą
pašnabždėjimo linija, kai kažkokios žinios perdodamos šnabždėjimu, kad neduok Dieve kažkas išgirstų. Ne todėl, kad tai tokia didelė paslaptis, o todėl, kad su šios mantros pagalba gali visų pirma sukelti problemų. Yra netgi tokia nuomonė, kad kažkokiuose tekstuose užrašinėjo tiesiog netiesą, būtent kaip apsauga nuo tokių durnių. Tai yra, kai kartais į šventiklas įsibraudavo šūdros, tai yra žmonės, kurie neverti, jie buvo neverti žinių. Jeigu jie įvaldytų tam tikras žinias, tai būtų blogai. Todėl knygose buvo užrašomi dalykai, kurie su realybė neturi jokio ryšio. Ir vakaruose paplitusi, kaip jūs suprantate, pagrinde joga kūnui, kažkokios vidinės praktikos apie pranajamas, šaltiniai, jūs negalėsite jų gauti. Jeigu žmogus adekvatus, jis niekada netvers knygoje kažkokių esminių dalykų, kurie galės pervesti energiją iš vieno lygio į kitą. Kodėl? Manau, kad suprantama, nes to tiesiog negalima daryti. Ir tik tuo atveju, jeigu žmonės kuria santyki per daugybę metų, tuomet žmogus gali pamatyti silpnas, stiprias užsiiminėjančių pusės, tuomet jau gali būti kažkoks dialogas apie tam tikrus dalykus. Tačiau suprantate, kame reikalas. Prisimenate, mes kalbėjome apie kopūstą, kuris gyvena išoriniais sluoksniais, žmogaus sąmonė. Problema yra tame, kad bet koks mokinys, kuris pradeda eiti asmeninio tobulėjimo keliu, tai praktiškai juodoji dėžė. Tai, kaip jis save pozicionuoja, tai, kaip jis įsivaizduoja patį save, tai nėra realybė. Jis gali būti visai kitoks. Ir per 2, 5, 10, 15, 20 metų tai bus visiškai kitas žmogus, nei tas, kuris atėjo pas jūs. Galima tai sulyginti, kad buvo žmogus, buvo išoriniai apvalkalai, lapeliai stori. Palaipsniui jie atkris, nes tai vyksta natūraliai. Tas sąmonės sluoksnis, kuris buvo pas žmogų, tai buvo sluoksnis suformuotas tomis socialinėmis sąlygomis, kuriuose jis buvo. Pasikeis pas jį socialinės sąlygos, pas jį atkris ši asmenybė kaip kaukė. Kai buvo viena kaukė, po ją kita, po ją trečia, po ją ketvirta. Ir su laiku šios visos kaukės nukrenta ir į paviršių gali išeiti tai, kas 95 atvejais nepatiks pačiam žmogui. Būtent 95% žmonių net nenutokia, iš ko jie sudaryti iš tiesų. Ir tvarka yra labai paprasta. Žmogų reikia tiesiog izoliuoti nuo išorinio pasaulio ir palikti kuriam laikui su pačiu savimi. Tibete iki dabar tai praktikuojama, tiksliau ne Tibete, o Himalajuose. Pačiame Tibete ten dabar praktika mažai užsiiminėja, labai mažai. Tai mums pasakojo pats tibetietis, kuris paskutinėje kelionėje buvo kaip gidas. Jis taip pat savo laiku išėjo iš Tibeto į Indiją, į Dharmasalą, ten gavo išsilavinimą ir tais pačiais slaptais keliais grįžo atgal į Tibetą ir dirba su užsieniečiais kaip gidas. Tai jeigu žiūrėti, kokiais metodais galima pasiekti patį save arba susipažinti su pačiu savimi, tai egzistuoja toks suvokimas kaip uolos. Tikriausiai girdėjote, tačiau mažai kas žino, kad žmogus, kurį uždaro į uolą, jį tikrąja to žodžio prasme, jeigu jis kol kas dar nepasiruošęs ir nežino, iš ko jis sudarytas, jį uždeda pilnai akmenimis, palieka tik nedidelį langelį, kad duoti jam maistą. Ir egzistuoja tam tikras žmogus, kuris seka jo mitybą. Vandenį, maistą jam duoda ir taip toliau. Ir žmogų uždaro, todėl, kad jis 100% pabėgs. Jis negalės įveikti to, kai jis pamatys, iš ko jis sudarytas iš tiesų. Kai į paviršių išeis visi norai, kurie pas jį egzistuoja, to išlaikyti praktiškai neįmanoma. Tam jos izoliuoja. Tai tik patikrinimas. Beje, prieš šią izoliaciją tokius praktikus ruošia ilgą laiką. Ten išrašyta konkreti pasiruošimo sistema, kokį kiekį informacijos žmogus turi įdėti į savo vidinį pasaulį, nes ta įprasta informacija, kurią jis sociume gauna, tai ta pati juodoji dėžė, kuri neaišku kuo pasireikš. Šiandieną bandžiau jums pasakoti, kad per 10 metų visa ta informacija, kurią jūs kaupėte, jie atsideda jūsų atmintyje. Ji realiai egzistuoja. Ir elgesio modeliai, kurie ten gali būti, jie gali būti patys debiliškiausi. Jūs netgi negalite įsivaizduoti, ko jūs iš savęs galite laukti. Tai galima sulyginti
su tam tikra beprotybė. Kad jums prieiti prie savo paties esmės, jums reikia įveikti tam tikrą jūsų vidinio pasaulio šlamštą. Tam ir egzistuoja tokios sistemos, kaip Tibete arba pas mus Kaukaze, Kryme buvo dolmenai, kurie naudojami būtent tam. Ten įeidavo žmogus, jį uždarydavo ir žmogus ten praktikuodavo. Tai yra, būdavo uždarytose sąlygose, jį ten maitino, palaikydavo, tik tam, kad patirtų patį save, patirtų savo vidinį pasaulį. Jūs, žinoma, galite nepatikėti, ant kiek visą tai rimta. Tiesiog padarykite eksperimentą. Jeigu pas jūs yra galimybė, išvažiuokite kur nors bent jau 3 dienom. Užsidarykite arba paprašykite, kad jūs uždarytų, paimkite savo maisto, vandens, kiek jums reikalinga ir pabandykite būti tyloje, be jokios informacijos, bent jau 3 dienas ir pažiūrėkite, kas vyks. 3 dienas, bent jau 3 dienas. 3 savaitės, tai iš viso nuostabu. 100% grįšite kitas žmogus. Tai, kaip jūs apie save galvojote ir tai, ką jūs pamatysite, dėl jūsų tai bus atradimas. Atsiskyrimas veikia neįtikėtinai stipriai žmogaus vidinį pasaulį. Žmogus tiesiog priprato dėja gyventi išoriniais dalykais. Apribokite jo išorinės informacijos gavimą, jis automatiškai pradės eiti į savo vidų ir ten bus įdomiausia. Tai sakau, tokiuose galbūt tamsiuose tonuose, tačiau aš tik vertinu pagal tą situaciją, kuri yra pas daugumą užsiiminėjančių. Tai realybė. Galima galvoti, idealizuoti, kad mes tokie prašvitę iš karto ir mes iš karto ir į meditaciją, į nirvaną. Tačiau patirtis rodo, kad tai turės tam tikras pasiekmes. Yra jogos kryptis, pavyzdžiui, integrali meditacija, kur žmonės ateina, jam iš karto duoda meditaciją, ten kelionė po tam tikras realybės, jie visą tai patiria. Yra, kaip ir kitos kryptis, yra žmonės, kurie sako, reikia ne klasikiniu keliu eiti, iš apačios į viršų, o atvirkščiai, dabar Kali Juga, reikia iš viršaus žemyn eiti, nesiginčysiu, skirtingos nuomonės, tačiau mano patirtis rodo, kad yra tam tikri šalutiniai efektai pas tuos, kas nuėjo iš viršaus į apačią. Iš viso, jums suprantama, apie ką kalbu? Koks judėjimas iš viršaus į apačią? Ne visai? Įprastai joga turima mintyje. Jūs aiškinatės, susitvarkote su tam tikrais etiniais ir moraliniais principais. Paskui užsiiminėjate jogą tam, kad paruošti savo kūną. Paskui šį paruoštą kūną pripildote praną, pranajamą. Paskui pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Tam tikros koncentracijos, relaksacijos rūšis tam, kad prieiti prie samadhi, prie pačios meditacijos, kuri leis jums išeiti už šito kūno ribų. Tai klasikinis kelias iš apačios į viršų, o iš viršaus į apačią atvirkščiai. Viskas, kas apačioje, tai ilgai, etinius ir moralinius principus mums labai ilgai užtrunka įvaldyti. Asanas taip pat daug metų daryti. Padmasana ten kažkada sėsi, nedarysime padmasanos, mes supaprastinsime situaciją. Pranajamą mes taip pat iš Dievo gausime apreiškimą ir jį iš karto eina į meditaciją. Suprantate? Tai yra iš karto į meditaciją be kūno paruošimo. Ir kaip rodo patirtis, yra tam tikri šalutiniai efektai, kurie ne visiems gali patikti. Todėl aš šalininkas, jeigu nežinočiau, kad šie šalutiniai efektai egzistuoja, o kodėl egzistuoja, paaiškinsiu. Dalykas tame, kad meditacija, ji naudoja pačio žmogaus gyvybinę energiją, tą gyvybinę energiją, kurią jis galėtų kaupti. Kas yra žmogaus gyvybinė energija? Tai tos padėkos, kurios jam leidžia gyventi šiame pasaulyje daugiau mažiau adekvačiai, kai pas jį yra laisvas laikas, kai jis gali leisti savo užsiiminėti bent jau jogą, juk kaip prasti žmonės, jie kaip voverės ratelėje, darbas, namai, šeima. Miegas, vėl darbas, namai, šeima. Teisingai, tai yra bėgioja ratais, apie jogą jie jau negalvoja, nes pas juos šeima, viskas reikia aprūpinti. O gyvenimo pabaigoje supranta, taip, gyvenimas užsibaiginėja, vis tiek reikia dirbti. Ir atitinkamai, tiesiog pas tokius žmonės nėra galimybės skirti jogai reikalingo laiko. Tai toks gyvenimas, jis vystosi, jeigu pas žmogų buvo bent padėkos. Jeigu šių padėkų šiek tiek daugiau, pas jį tuomet gali pasireikšti, atsirasti ir šeima, darbas, namas, bet pas jį ir atsiras laisvas laikas vidiniam tobulėjimui. Suprantama? Štai tai, apie ką šiandieną kalbėjome, padėkos, tai labai svarbu. Nes skirtumas toks, įsivaizduokite, yra 2 situacijos. Daleiskime 2 moterys, pas vieną darbas, namas, šeima, pas kitą darbas, namas, šeima. Ir jos daleiskime pilnai vienodose socialinėse sąlygose. Viskas vienoda. Tačiau jeigu pas jas bus skirtumas sukauptose padėkose iš praeities, pas vieną padėkų bus daugiau, o pas kitą šiek tiek mažiau,
tai iš žmogiško požiūrio taško pas juos bus viskas vienodai, tačiau tos padėkos, kurių šiek tiek daugiau pas vieną, leis jai vis tik užsiiminėti asmeniniu tobulėjimu. Ir įdomiausia, net jeigu jos visiškai vienodai pragyvens, bet viena įtrauks į savo gyvenimą savęs pažinimą asmeninį tobulėjimą, jų gyvenimai galutinėme rezultate, po mirties turiu mintyje, labai skirsis, labai stipriai. Atrodo, pas vieną padėkų buvo vos daugiau, tačiau rezultatas bus milžiniškas skirtumas. Tiesiog milžiniškas. Štai ant kiek svarbu šias padėkas kaupti ir realizuoti geroviai. Tai išskirtinai svarbu. Iš to, ką kalbėjome, pas jūs yra kažkokie klausimai? Taip. Ką daryti su tuo, kas iš mūsų išeina tokiais momentais? Arba kai būname atsiskyrime, arba tiesiog praktikos proceso metu, kai iš mūsų kažkas lenda. Kažkokios gilesnės kaukės arba proto lygmenys. Ką su to daryti? Pabandysiu perfrazuoti, ar teisingai supratau. Žinote, kai yra oda ir patenka bakterija. Patenka bakterija giliau, atsiranda furunkulas, atsiranda pūliai, ten vystosi bakterijos, kurios valgo kūną, paskui jos subręsta. Tai vyksta kaip pūlis, man rodos taip vadinasi, praplyšta, pūliai išeina į išorę, paskui vėl išgyja. Teisingai supratau, jūs kalbate apie tą patį, tik sąmonės lygyje. Kai vyksta kažkoks paūmėjimas, kažkoks pastiprėjimas ir kaip su tuo kovoti. Teisingai jūs suprantu? Turbūt ne visai, tuomet paaiškinkite. Kalbėjome apie tas metodikas, kai Tibete, Uolose, pas mus dolmenuose, ir savęs stebėjimo procese, taip sakant, mes savo giluminius norus, ketinimus apie tą asmenybę, apie kurią anksčiau net neįtarėme, mes juos pastebime ir matome, jog tai dalis mūsų. Visa tai kažkaip mumise gyvena ir mes pamatėme ir tai mūsų netenkina. Mes suprantame, kad tai nenaudinga mūsų tobulėjimui, kad su tuo reikia kažkaip kovoti. Štai tam ir reikalingi tam tikri etiniai ir moraliniai principai, arba bent jau grupė žmonių, bičiulių draugų, kurie gali jums padėti šioje situacijoje. Tame ir yra nauda. Labai gerai turėti santykį, bendravimą su draugu, kai jis geras, tu geras ir pas jūs viskas gerai. O vat kaip tik draugystė, arba, kaip pasakyti, bendras santykis patikrinamas tokiose situacijose, kai tu susipažinai su vienu žmogumi, jis pavirto į visai kitą žmogų ir jis visai neatsako už tai, kokie pas jūs anksčiau buvo susitarimai. Štai tuomet ir patikrinama draugystė iš tiesų, ant kiek ši draugystė išlaikys. Ir dažniausiai, ne tai kad dažniausiai, o lengviausia, išsiskirti su tokiu draugu. O ką, jam stogas pavažiavo, kažkokias kvailystės daro. Pradėjau užsiiminėti kvailystėmis. Aš negaliu su tokiu. Taip, tačiau tame ir yra, kad šalia jūsų turi būti kažkoks draugas arba kažkokie draugai, kurie padės jums sunkią minutę, nepriklausomai nuo to, kokios šlykštynės pradės lysti iš jūsų sąmonės. Tai, kad pradės lysti pas kiekvieną. Praktiškai jums garantuoju. Nesutikau žmonių, pas mane lindo, pas visus lindo, tai yra išlenda, tai apie ką tu net nenumanai, neįtari. Suprantate? Taip. Ar iš viso įmanoma vystytis be gūrų? Asmeninis tobulėjimas, augimas ar tam tikrame etape jis būtinas. Priklausomai nuo to, kokius tikslus savo keli. Šiame gyvenime galimai tau ir nebus reikalingas. Tai yra, galimai gyvensi, tačiau tam tikrame etape, na, manau, kad neįmanoma. Jeigu jau taip imti kažkokias aukštumas, kur jums prireiks subtilūs instrumentai, subtilios metodikos, jūs vargu ar galėsite. Raštai sako panašiai tą patį. Jeigu jūs negalėsite sukurti santykio su Dievu tiesiogiai, su Dievu šiuo metu įvardinu bendrai žodžiais, tam tikras absoliutas, kuris gali jums padėti. Tai jums bet kuriuo atveju bus reikalingas kažkoks vedlys, kuris jums padės kažkokią sunkią minutę. Teoriškai šis santykis įmanomas, grubiai tariant, kai pasakojote apie banditą, jam davė neteisingą mantrą, tačiau jis kartojo ir pasiekė nušvitimą. Taip. Jam ten guru ar išminčius davė šią mantrą, tačiau jis pasiekė be trečių asmenų pagalbos. Manau, kad ne. Jis nesugebėjo. Visų pirma, jis kūrė santykį su Rama, tai Višnų emanacija. Tai yra, jis koncentravosi į Višnų ir bandė gauti jo energiją. Jam pavyko. Tačiau juk pastebėkite, mokytojas jam davė neteisingą mantrą, netikėdamas tuo, kad jam pavyks. Jis tiesiog jam davė šansą. Prabus? Puiku.
Ne. Pas šį žmogų jau buvo tokia karma, kad nueiti nuo to kelio ir tuomet įvyko aplinkybių sutapimas, kurios leido. Ir Valmikis, manau, jis paskui gavo mokymus iš daugybės išminčių ateityje. Prieš tai, kol tapo Valmikis ir pradėjo vystytis toliau. Kitu atveju išlaikyti šiame kelyje, tiksliau įveikti patį save, išskirtinai sunku. Vienetai iš žmonių, kuriems tai pavykdavo. Ir tikriausiai jūs girdėjote išminčius. Kristus, kuris krikščionybėje dabar yra atrama, daleiskime. Taip? Jis juk, kai jam reikėjo jau išsiaiškinti su savimi, ką jis padarė. 40 dienų išėjo į dykumą. Ne 3 dienom, ne savaitei, o būtent 40 dienų, tam, kad suprasti, patirti save, kas ten pas jį viduje giliai yra. Tas pats ir budizmo pradininkas Buda Šakyamuni, kuris išėjo 7 metams į askezes ir iškankino save pačiais sunkiausiais kankinančiais metodais maksimaliai. Ir tik po 7 metų šių askezių jis suprato, kad reikia judėti vidurio keliu. Ir tuomet jis per sekančias 7 dienas, jei neklystų, galėjo pasiekti tam tikrą realizaciją. Tai yra 7 metai pasiruošimo plus paskui meditacija po bodhi medžiu. Tikriausiai yra ir kiti pavyzdžiai, nežinomi plačiai publikai, tačiau faktas, kad pas tam tikrus genijus tai iš gyvenimo į gyvenimą pavykdavo. Galimai ir jums pavyks, jei tikite, kad gebate įveikti tam tikrus pančius, kurie laiko visą pasaulį. Įsivaizduokite, šiame pasaulyje, kiek ten, 9-10 milijardų žmonių planetoje, plus gyvūnų, nežinau kiek ten, milijardų gyvūnų. Ir visi yra netgi vienoje planetoje, tam tikrose pančiuose, iš kurių negali ištrūkti. Nemanau, kad jums pavyks ištrūkti iš šių pančių savarankiškai. Dar kartą pasikartosiu, mes dabar nagrinėjame situaciją, kai žmogus iš tiesų nori realizuoti maksimaliai tą potencialą, kuris pas jį yra. O jeigu žmogus juda šiame gyvenime, kaip jūs teisingai pasakėte, kaupti patirtį, daryti išvadas, toliau kaupti, vėl daryti išvadas, tai yra laviruoti tarp klaidų ir pergalių savo gyvenimiškame kelyje. Tai teoriškai jūs galite išstatyti savo iš gyvenimo į gyvenimą kažkokį universalų elgesio modelį. Tačiau klausimas tik tame, kiek gyvenimų jums prireiks, kad įveikti visas tas klaidas, sukaupti išmintį savarankiškai. Dėl to ir egzistuoja mokytojai, kurie leidžia sutrumpinti šį judėjimą. Ne todėl, kad jie nori jūs apdėti vata. Ne, bet kuriam mokytojui, bet koks mokinys, tai visų pirma didelis krūvis. Ir tai labai nepaprasta. Įsivaizduokite, kad pas žmogų yra tam tikras lygis. Čia atsiranda 1, 2, 3, 5, 10 kažko, kas yra kitame lygyje. Ir visi koncentruojasi į jį. Ir visi iš jo nori gauti tam tikrą energiją. Ką jis patirs, kaip jūs galvojate? Malonumą? Žinote, čia kai sako, ten, va, sekta tokia, jie visi sektantai, tokie, na, dažniausiai kaltina ką nors. Girdėjote? Aš visada, kai tai girdžiu, galvoju. Pas žmonės liežuvis visai žiaurus. Kad jie žinotų, ką reiškia gurudžiui, bet kokios sektos tempti ant savęs tuos, kuriuos jis tempia. Tai pragariškas darbas. Tai, ką jis patiria, patikėkite, nedaug kas ištvertų. Duokite kokį nors pavyzdį sektos ir mes panagrinėsime, kad jums būtų suprantama. Tai šiek tiek kita. Pas juos egregoras vis tik krikščioniškas. Kaip tokios sektos oficiali versija pravoslavija, kuri instaliuota šiose teritorijose. O taip ten baptistai, adventistai, Jehovos liudytojai, kažkokios 7 dienos liudytojai, žodžiu jų labai daug. Kažką prisimenu, apie 50 skirtingų konfesijų egzistuoja šiandieną, kurios bazuojasi ant krikščionybės. Tai šiek tiek kita. Jie, nors vieni ant kitų spjaudosi, tačiau ten, kaip ir su joga tai nesulyginsi. Tai kita. Taip, ten yra kažkoks vadovas, pastorius, ten arba nežinau kas. Taip, pagrindė taip. Mūsų šalyje, jeigu sekta, tai dažniausiai susiję su joga arba su vystimusi arba asmeniniu tobulėjimu. Paskutiniai iš to, ką girdėjau, kažkur Urale, kažkoks žmogus organizavo kažkokią sektą, oi, atleiskite, kažkokią grupę. Jie pastatė savo kažkokį kaimą
gyvena ramiai. Juos kartą net per NTV parodė, matyt prieš 15 metų rodė, kad jie ten, žodžiu, sėdi vaikinas, kalba visiškai normalius dalykus, o jį dar sektantų vadina. O jis kalba tai viską į esmę, nors jis taip pat kažką apie krikščionybę kalbėjo. Jis ten kažką apie Kristų, nesvarbu. Žodžiu, yra kažkoks lyderis, kuris paskui save bando vesti į kažkokią šviesią ateitį pasiekėjus, kurie juo patikėjo. Tai pas šį lyderį milžiniškas kiekis problemų. Tiesiog mažai kas tai supranta. Tai yra, jis iš tiesų tempia ant savęs, ant savo nugaros, tą energijos svorį, kuris iš principo jam neįtin malonus. Taip, iš salės. Jeigu šiek tiek perfrazuoti taip, kelio pradžioje guru būtinas, tai yra suprantama, kad tam tikrame etape tu įsirėmiai. Viskas, aš supratau. Taip. Visiškai teisingai. Dalykas tame, jūs teisingai supratote, tam tikrame etape jis jums gali būti reikalingas, kaip tarpininkas šiame kelyje, tačiau pilnai įmanoma, palaipsniui jūs rasite tam tikrą kelią, kuriuo judėsite savarankiškai toliau. Tačiau, kaip rodo patirtis, jeigu jūs rasite adekvatų mokytoją, tai draugystė su juo jums neuždeda visiškai jokios atsakomybės. Mokytojas mokinio niekada neapsunkins, suprantate? Jeigu mokytojas adekvatus, mokinys mokytoją apsunkins 100%. Klausimas iš salės, o kaip suprasti, ar jis adekvatus, jeigu pas tave daug kitų aptemimų? Kad suprasti, ar mokytas adekvatus. Išsivystęs, tu jau supranti, kas daugiau mažiau adekvatus, kas ne, o pačioje pradžioje ieškoti, ar tai tikslinga. Žinote, anksčiau ar vėliau rasite mokytoją, kuris jums bus tinkamas. Praeisite tam tikrą kiekį, nusivilsite 100%, nes, kaip sakant, pas jūs išsivystymo lygis, pavyzdžiui, manipūra čakra. Jūs savo būtinai rasite mokytoją manipūra čakros lygio, nes viskas, kas aukščiau, jūs to nesuprasite. Kai tik išeisite į anahata čakros lygį, jūs ieškosite savo kito, nes šį jūs iš karto pamatysite, kokie jo trūkumai. Yra toks suvokimas. Mokytojas kaip rožė, iš toli kvepia maloniai, o prieini arčiau ir matai tokius dyglius. Tai, kaip ir teorija, bet iš tiesų yra taip. Todėl ir sakau, kad pas mane taip pat keletas mokytojų, pas kuriuos mokausi skirtingų dalykų. Taip pat dar yra koncepcija, kad mokytojas, jeigu žmogus kaip ir susitinka su juo, jie susitinka ne viename gyvenime. Tai yra, jie iš gyvenimo į gyvenimą taip greičiausiai ir atgimsta. Atsitiktinių susitikimų tiesiog nebūna. Suprantate? O kaip rasti? Vėlgi, zdravomyslyje. Jūsų nuomonė, kompetentingų žmonių nuomonė, kuriais jūs pasitikite, ir pirminiai šaltiniai, knygos, kurios išsisaugoja iš senovės. Jeigu 3 sudedamosios dalys patvirtina, tai drąsiai judėkite šiuo keliu. Jeigu 3 sudedamosiose kažkas ne taip, tai atitinkamai pagalvokite, kur jums reikia judėti toliau. Iš salės. Tiesiog yra tokia nuomonė, kad jeigu grubiai tariant užėjai į akligatvį praktikoje, jeigu užduoti klausimą viešpačiui, tai anksčiau ar vėliau gausi atsakymą. Ar tai turi vietą būti, ar visa tai galimai turi vietą būti. Juk sutikite, iš kur jūs sužinosite, kad viešpats atsakė jūsų klausimą. Yra pavyzdžiai, kai viešpačiais vadina būtybės, kurios švelniai tariant savotiškos. Ir kažkam tai viešpats Dievas, jie taip sako. Na nieko, kad jis ten žudo. Paėmė ten visus Egipto vaikus, nužudė per vieną naktį. Normalu. Už tai jis mus palaiko. Teisingai. Juokauju, praktiškai. Todėl supratimas viešpats tai labai sąlyginis. Kas liečia, jeigu daleiskime pažiūrėti iš budizmo požiūrio taško, Buda nerekomendavo pasikliauti pasireiškusiais dievais sansaroje. Tai yra tie dievai, kurie pasireiškia, na daleiskime yra kuvera, turtų dievas. Kažkas nori tapti turtingu, jis sako, o kuvera, padėk man, noriu pinigų, negaliu. Kuvera jam turbūt padės. Tačiau bet kuriuo atveju jis tokiu atveju tiesiog išnaudos žmogaus energiją. Suprantate, apie ką kalbu?
patenkindamas šio žmogaus troškimą, kuris trokšta, jis atims jo gyvybinę energiją. Iš principo ant to bazuojasi visa ši sansara, visas šis pasaulis, kuriame esame su jumis. Šį pasaulį valdo per potraukių troškimų patenkinimą visų pirma ir viršiausias virš visų dievybė, kuri vadinasi Mara. Ir daugeliu ši dievybė Mara tai pats pagrindinis dievas, kuris tenkina potraukius troškimus. Jeigu manimi netikite, pabandykite sužinoti, ko žmonės prašo Dievo. Į cerkvę nueikite ar į musulmonų mečetę. Jeigu žmonės balsu sako, tiesiog paklausykite, ko jie nori. Jie prašo dažniausiai, o viešpatie, duok man tai, arba padėk man tame, arba apsaugok mane nuo to. Į kokį dievą jie kreipiasi? Kuris padidinės jiems iššvaistyti gyvenimą. Teisingai suprantu. Na, pilnai įmanoma, kažkam šią patirtį reikia patirti, pragyventi. Yra toks geras filmas, vadinasi Labelė vertė. Prancūziškas filmas, jis uždraustas rodyti Prancūzijoje, tačiau jį galima rasti mūsų saite. Vadinasi Labelė vertė. Dar verčiasi kaip nuostabi žalioji. Pažiūrėkite, ten yra pakankamai geras momentas, kai moteris neva jį atskrenda iš kitos planetos į šią žemę ir stebisi, kas vyksta. Ir vienas iš tų neįtikėtinų momentų, jį užeina į cerkvę ir cerkvėje prie jos prieina berniukas. Ir jį klausia, klausyk, o tu žinai, kas čia per dėdė kabo ant kryžiaus, kaip nukryžiuotas, jį ką, nužudė? Berniukas sako, na taip, tai Kristus, o kam jis ten kabo? Tam, kad per naujus metus paprašyti pas jį mašinėlės arba pistoletuko. Tai yra paprašysi pas jį ir jis visą tai duos. Tai žmonių pasaulėžiūra, kurie gyvena tokiame lygyje. Na, tai kaip ir žinoma visą tai su humoru susiję, tačiau dėja taip ir yra. Tai yra žmonės, kurie yra pirmose klasėse, jie nori iš Dievo visiškai keistų dalykų. Na, galimai tai mano asmeninė nuomonė, tačiau patirtis tai rodo. Iš salės. Gaunasi, kad jeigu žmonės kažko prašo pas Dievą, reiškia, jie prašo kažkokių... Koks nusivylimas? Žinoma, materialių. Jeigu ši dievybė atsako už kažkokias dvasinės sferas, tačiau dažniausiai tai ypač sunku. Taip, galbūt padės, tačiau vėlgi, kas padės? Jums tiesiog pasakiau tai iš budizmo požiūrio taško, kad Buda siūlė neapkrauti dievų savo netoliaregiškais prašymais. Štai pavyzdžiui, berniukas prašo pistoletuko ir mašinėlės, dievybė patenkina jį. Tačiau išnaudoja jo gyvybinę energiją. Suprantama, kodėl? Ne. Bet koks reiškinys, kuris vyksta žmogaus gyvenime, švaisto jo gyvybinę energiją, ypač jeigu jis staiga gauna kažkokį reiškinį. Ir šis žmogus, išnaudojęs šią energiją, kai ateityje jam iš tiesų bus reikalinga pagalba, pas jį gali tiesiog nebūti šios energijos. Suprantate? Kai jis jau nebebus berniukas, kai jau jam nebus reikalinga nei mašinytė, nei pistoletukas, o jis iš tiesų spręs kažkokius savo likimą keičiančias užduotis. Jis kreipsis į Dievą, o jam pasakys, viskas, kreditas buvo išnaudotas, tu nieko nesukaupiai, o sukaupiai tai, ką jums šiandieną bandžiau papasakoti. Jūs turite sukaupti padėkas. Tai universali priemonė, kuri jums leis bet kuriame pasaulyje evoliucionuoti arba realizuoti šią padėką į materialius dalykus. Tie žmonės, kurie, daleiskime, daug ką turi šiame pasaulyje, tik todėl, kad jie praeitose gyvenimuose daug kentėjo. Jie kentėjo, dėjo pastangas. Ir todėl šiame gyvenime pas juos realizuojasi tai, ko jie nori. Jie užsinorėjo vieno, gavo, užsinorėjo kito, taip pat gavo. Tačiau vis tiek šie gavimai, jie švaisto jų gyvybinę energiją. Todėl geriau norėti ne to, kad materialiais dalykais save apkrauti, o to, kas galės pakeisti jūsų vidinį pasaulį. Jeigu norėti, tai tik to. Koks jūsų klausimas? Klausimas iš salės. Aš apie tai, kad ne visai supratau žodį padėkos. Padėkos, tai žmogus gali gauti ją tik duodamas žmogui tai, kas jam iš tiesų reikalinga? Ne visai. Įsivaizduokite tokią situaciją. Stovi berniukas gatvėje ir muša katę. Prieinate prie jo, duodate per pakaušį ir sakote, ką tu darai? Taip, tai visiškai netiška, tai prievarta. Galimai, tačiau jeigu tu išgelbėjai šią katę, tai pilnai įmanoma, kad katė tau padėkos, o berniukas tau nepadėkos. Tačiau ateityje pilnai įmanoma, kai jis užaugs, jis prisimins ir supras, taip, aš buvau neteisus, mušiau katę, kurios nereikėjo mušti. Supranti? Kaip manai? Tai susiję su situacija padėkomis.
Ir patikėkite, tokių pavyzdžių labai daug, kai suvokimas geris ir blogis bus ant ribos, kokį poelgį atliksi ir kaip į tai žiūrės. Kuo giliau įeidinėsi arba bandysi išsiaiškinti su karma, kas yra gerai, kas yra blogai, tuo labiau stebėtina jums bus, kokios iš viso įvairios situacijos egzistuoja. Todėl, kad sociume tos bendrai priimtos gėrio ir blogio koncepcijos, kurios egzistuoja, patikėkite, jos dažniausiai išverstos išvirkščiai. Esmė tame, padėka, kai tau pasakys, dėkoju iš viso širdies. Tegul pasakys, ačiū, bet iš viso širdies. Suprantama, žmogus suprato, kad iš tiesų gavo gerovę. Štai jums rodžiau tas knygutes apie vegetarizmą. Taip, vienu laiku mes platiname tokias pačias knygutes apie abortus. Ir viena mergina tinklapyje mums parašė laišką. Atgalinis ryšys toks gavosi. Gavau knygą, labai jums ačiū, daviau mamai paskaityti. Mama verkė 3 dienas. Paskui pasakė, žinai, prieš tai, kai tu gimei, pas tave galėjo gimti arba sesutė, arba berniukas. Bet ji, kaip sakant, kaip dauguma moterų daro, nuėjo į abortarijų ir ilgai negalėjo suprasti, kas ten per burbuliuojantis garsai, kai vaiką traukė iš jos. Ji ilgai niekaip negalėjo suprasti, bet paskui, kai motina jai pasakė, ši mergina pasakė, parašė, dabar pas mane iš tiesų realiai pasikeitė gyvenimas, dabar iš tiesų žinau, kaip gyventi. Ji nuoširdžiai padėkojo už tą knygutę, kurią jai davėme. Mes išleidome šių knygų, daleiskime 5000. Jeigu iš 5000 žmonių vienas žmogus padėkojo, patikėkite, tai verta 10 000 daugiau pinigų nei tai, ką mes tam panaudojame. Suprantate? Arba kita situacija. Platiname knygą apie vegetarizmą. Bičiuliai iš klubo taip pat padėjo. Jie iš tiesų davė pinigus tam, kad padarytume knygas ir jie praktiškai iš savo sąskaitos jums dalina šias knygas. Dabar įsivaizduokite, kažkoks žmogus dėka šios knygos nustojo valgyti mėsą. Jeigu toliau iki gyvenimo galo jis valgytų mėsą, jam priklauso, daleiskim, 20 milijonų gyvenimų tapti kiaule. Pavyzdžiui, gerai, jeigu ne milijardus gyvenimų. Todėl, kad iš ten ištrūkti išskirtinai sunku. Jį žudė ir valgė, žudė ir valgė. Staiga jis gavo šią knygutę. Jam ne 20 ir ne 10. Daleiskime, milijoną gyvenimų pabus kiaulę, dėl to, kad valgė vis tik. Suprantate? Tačiau po milijono gyvenimų jis galės vėl tapti gyvūnu ir pas jį bus atmintis, kaip blogai būti gyvūnu ir kad elgtis kiauliškai yra blogai. Suprantate? O pasirodo viso labo knygutė, kuri leido jam pakeisti rakursą. Pilnai įmanoma. Jums tai nuo realybės nutolusi. Kalbam apie kažkokią mitinę kiaulę, kuri neva milijonus metų bus kiaulė, todėl kad siela iki to gyveno kaip kiaulė santykyje į kitus ir nesusimastė, koks santykis buvo. Tačiau iš tiesų visą tai rimta. Ir jeigu jūs tokiu būdu pagelbėjote, tai pagal karmos dėsnį jūs galėjote tik tuo atveju padėti, jeigu pas jūs buvo karma padėti. Iš tiesų atiduoti skolą. Suprantama? Tai yra, praėjusiuose gyvenimuose kažkas jums padėjo tokia knyga. Jūs galėjote pakeisti savo vystymosi vektorių ir iki tol, kol jūs neatiduosite skolos, jūs nepereisite į kitą išsivystymo lygį. Suprantama? Nesuprantama. Tuoj tuomet paaiškinsiu. Ši plyta rožinė. Ar kokios spalvos? Tai vadinasi rožinė, oranžinė. Nežinau kokia spalva. Rožinė. Gerai. Rožinė plyta tapo rožinė. Įsivaizduokite, kad prieš kažkiek laiko ji buvo juoda. Kad taptų rožinė, jai reikėjo persikvalifikuoti. Tam egzistuoja galingos tarnybos. Ima juodą plytą, deda į skalbimo mašiną, ją ten supa, varto, jį ten trankosi, jai skauda, nemalonu, bet galutinėme rezultate ji tampa rožinė. Bet jai buvo labai nemalonu. Šioje skalbimo mašinoje, arba, kaip kitaip vadina, skaistykloje, egzistuoja tam tikrai pasauliai, kur sielas perkvalifikuoja. Dėl to, kad jos sukaupė tiek daug purvo savo poelgiais ant savęs, energetinio purvo, kad patys jau negali susitvarkyti. Jie gyvena iš gyvenimo į gyvenimą, gyvena vis blogiau, blogiau, blogiau. Galutinėme rezultate prieina prie skaistyklos, ten įstato jiems pagal pilną programą. Ir tuomet ant sparnų atsinaujinę sako, oi, o mes pasitaisėme tam tikram laikui. Tai tam, kad jų nevalytų, galima duoti jiems informaciją, kuri gali pakeisti jų pasaulėžiūrą.
jeigu šis žmogus jau subrendo ir jeigu pas jūs yra karma, pasidalinti šią informaciją. Suprantamai paaiškinau, ne? Galima nieko nedaryti, tegul eina į skaistyklą, jį ten perauklės labai žiauriai ir labai ilgam. Galima padėti žmogui informaciją ir jis pakeis savo vystymosi vektorių. Klausimų nėra? Taip. Kaip teisingai elgtis, kai atsiranda kažkoks nusivylimas mokytojų? 100% atsiras. Duosiu jums vieną pavyzdį. Prieina prie manęs vienas žmogus ir sako, sužinojau ten apie tą ir tą, jis ir toks, ir kitoks, ir tokie gandai vaikšto, ir tokie. Ir mes ilgai su juo ėjome mišku, turbūt 30 minučių. Ir 30 minučių jis man užkraudinėjo, koks ten vienas žmogus blogas. O žmogus, kaip ir iš tiesų, daug ką daro dėl kitų. Aš klausiau, bandžiau ginčytis su juo, klausiau, pavargau. Sakau, ko tu žiūri tik į negatyvą? Pabandyk šiame žmoguje rasti bent lašą. To pozityvaus, ką jis padarė. Ką, tu nepastebi to, nepastebi to, nepastebi to. Kodėl tavo požiūris tik į negatyvą? Neįmanoma matyti tik pozityvo. Taip nebūna. Jeigu pa žmogų įsivaizduokite, ant akių užsidėjo juodi akiniai. Tiesiog juodi akiniai. Jis viską mato, tačiau tai kažkaip pilka. Todėl bet kokia šviesa, į kurią jis žiūrės, per šiuos pilkus akinius, jis bus toks blyškus. Kas ten per šviesa? Fignia. Teisingai. Todėl nusivylimas kelyje bus 100%. Dažniausiai tai ir yra tie patys jūsų sąmonės lapeliai, kurie naujai suvoks realybę. Savo laiku buvau susidūręs su situacija, kai buvo vienas atvejis pas mane. Atėjo pas mane vienas pažįstamas ir užkrovė mane pilnai negatyvų. Kalbėjo turbūt 30 minučių negatyviai apie kitą žmogų. Tiesiog nustatė mane, o aš tuomet dar jaunas, žalias buvau. Galvau, na va, kieta. Ir tą patį vakarą susitikau su kitu žmogumi. Jam sakau, klausyk, žinai, ką man pasakė? Ir perduodu jam visą tą monologą. Jis taip paklausė, sako, tai fignia. Mačiau, tai netiesa, tai melas, o čia galima skirtingai pažiūrėti. Kai per vieną vakarą sukaupiau patirtį, kad įsitikinau tame, kad kažkoks žmogus pilnai blogas ir tą patį vakarą pamačiau, kad yra alternatyvūs požiūrio taškai. Žinote, man įvyko nušvitimas. Supratau, kad visa tai pilnai fignia. Kas sako ir tai, kaip tai matoma. Svarbu, kokius darbus daro žmogus. Pagal jų darbus pažinsite juos. Jeigu pa žmogų, kurį jūs daleiskime, kažkada laikėte mokytojų, pas jį yra kažkoks pozityvas, imkite iš šio pozityvo pavyzdį. Pabandykite padaryti geriau. Jeigu manote, kad jis daro kažkokius dalykus neteisingai arba nederamai, tiesiog padarykite geriau. Dauguma kritikuojančių, kaip mes jos vadiname su bičiuliais, kritikūnai ir pisūnai. Tie, kurie rašo, žinote, negatyvą. Periodiškai jūs nepatikėsite. 100 normalių laiškų ateina vienas laiškas pilnai debiliškas. Kaip pa žmogų tiesiog realiai nėra smegenų. Neseniai prieš mėnesį vienas rašo 2 valandą nakties. Grįžau po treniruotės, ten kol paštą išnagrinėjau, rašo kažkokį klausimą. Ko jis ten paklausė? Aš jau neprisimenu. Kažkokį klausimą. O jaučiu, kad už klausimo nėra jokios energijos. Tai yra, žmogus rašo, ar juokauja, ar nesuprasi kas. Atsakiau, eik paskaityk pirminius šaltinius, aiškinkis. Tobulėk. Ir kaip jį užnešė? Tau ką, sunku atsakyti man. Tu visai afigėl. Aš lyg turėčiau jam dar ir atsakinėti. Tiesiog, realiai, tokie žmonės egzistuoja. Kai pa žmogų yra tam tikras negatyvas, jis viską suvokia negatyviai. Jeigu pa žmogų yra pozityvas, jis viską suvoks pozityviai. Atsakiau jūsų klausimą, ne? Tai yra, nereikia kritikuoti. Kiekvienas atlieka savo misiją. Yra kažkokie žmonės, kurie iš tiesų daro kažkokius juodus dalykus, vadovaujantis tam tikrais idealais. Supraskite, iš tiesų... Gerai, pabandysiu jums paaiškinti. Nors tai bus labai sudėtinga. Netgi greičiausiai neįmanoma. Nes reikia suprasti tam tikrus energijos judėjimo dėsnius. Kodėl vienas ar kitas žmogus gali atlikti poelgius, kurie gali atrodyti neteisingi, smerkiami, negražus.
Nežinau, sąžiningai, kokį jums pavyzdį duoti. Įsivaizduokite, yra oranžinė plyta, rožinė. Arčiau raudono, tai jau gerai. Ir įsivaizduokite, kad pas jį yra kažkokie mokiniai, kurie sekė jį. Ir šie mokiniai visada turėjo ryšį, santykį. Dabar įsivaizduokite, kad pas šios mokinius karma buvo ne pati geriausia. Ir jie ant jo užkabino daug karmos. Ir jis jau nustojo būti rožiniu. Jis jau tiesiog netempė to svorio, kuris pas jį yra. Ir su kitų žmonių karma jis gali daryti kažkokius nemalonius dalykus. Ir dažniausiai nutinka taip, kad tie, kurie ant jo užmetė savo karmą, jį dar ir smerks. Kad jis, o kodėl ne taip daro, kaip anksčiau, pavyzdžiui, suprantate, nors jis pergyvens kitų žmonių karmą, kurie ant jo ir numetė. Labai dažnai susitikdavau su tokiamis situacijomis. Tačiau tai vyksta tik dėl tos paprastos priežasties, nes pas šį žmogų, šiuo momentu, šią plytą, nebuvo galimybės išsivalyti su asmeninė praktika savo paviršiaus ir viskas. Todėl pradėjo būti suvokiamas kaip su tam tikromis dėmėmis. Todėl smerkti kažką, tai paskutinis reikalas, nederama. Įprastai reikia rekomenduoti žmonėms, kurie neša negatyvą, susitinka ir sako, klausyk, o tas ten toks, o tas toks. Tiesiog pa žmogų tokia banga, jis apie viską sakys negatyviai. Geriausia jį apsukti 180 laipsnių ir pasakyti, klausyk drauguži, eik padaryk geriau, jie visi blogi. Tu juk pas mus idealas, eik ir daryk. Negali? O kodėl? Nes dažniausiai žmonės kritikūnai ir pisūnai, jie dėja nieko nedaro. Ir gali tik rašyti ir kalbėti negatyvą. Beje, tai nepastoviai, tai laikina. Žmogus persirgs, temperatūra nukris, staiga ir pozityvus tampa po kurio laiko. Suprantama? Tokia būtybė, nesvarbu, būtybė ar nebūtybė, pilnai įmanoma ir būtybė, tačiau, kaip ir jogas juk turi nešti atsakomybę už tuos dalykus, ką jis daro. Jeigu jis iš viso nepraktikuoja, tai jis nevertas nei cento. Koks jis jogas tuomet? Jeigu jį kažkas naudoja kaip kilimėlį savo interesams. Taip, koks jūsų klausimas? Ar geriau tam žmogui, kuris pila negatyvą, iš karto pasakyti, ar palaukti, kol jam praeis ši karštinė? Skirtingai. Jeigu šis žmogus jums artimas, ir kaip jums paaiškinti? Tai galima ir pakentėti nesąmonės. Tai yra išklausyti, padaryti išvadas ir pabandyti jam paaiškinti iš vienos, iš kitos pusės, kame jis neteisus. Prisimenate, pasakojau jums pavyzdį, kai pusę valandos ėjau mišku ir klausiau žmogaus, kuris neša purvą. Su juo diskutavau, jam vieną argumentą, jis man 10 kitų, o aš jam kitą, jis dar 10 iš kitos pusės. Tai yra pūliai. Galima buvo pasiųsti pačioje pradžioje. Iš principo, kas liečia šio žmogaus likimą, taip ir susidėjo, kad jis ir nuo asmeninio tobulėjimo atkrito ir pradėjo žodžiu degraduoti. Iš principo, kai jis miško pradžioje pradėjo man krauti, iš principo, jei žinočiau, kaip įvykiai rutuliosis ateityje, buvo galima jį iš karto pasiųsti mišku, be problemų. Tačiau pas mane buvo energija, pas mane buvo laisvas laikas, laisvos ausys, paklausiau, nieko baisaus. Atvirkščiai, kai susiduriu su negatyvu, paskui jį pergyveni, tai gerovė. Suprantate, kame reikalas? Pagal karmos dėsnį niekas pas jūs taip paprastai negali ateiti. Jeigu kažkas ateina pas jūs ir pila ant jūsų negatyvą, tai tik todėl, kad pas jūs yra tokia karma. Suprantama? Todėl, išklausius šį negatyvą, jums bus labai blogai. Tačiau per asmeninę praktiką perdirbus, jūs padarysite gerovę ir šitam žmogui pas jį šiek tiek mažiau bus ir jums bus lengviau paskui. Tačiau tik tuo atveju, jeigu jūs iš tiesų dedate pastangas asmeninėje praktikoje. Jeigu jūs nepraktikuojate, tai kito žmogaus negatyvas taps jūsų negatyvu. Na, pas mus prieš 20 minučių turėjo prasidėti praktika. Laikas užbaigti. Tikiuosi galėjome aptarti tam tikrus svarbius momentus. Į sveikatą.